21 307 989 milijono, 23 krito 23 milijonai 649 tūkstančiai, o praėjusiais metais 143 milijonai 742 tūkstančiai. Kaip sen sakė, už palūkanas finansų ministerijai 160 milijonų išmokėta, tai ką jisai iš savo dar dadėjo pinigų. Vienu žodžiu, aš ne finansininkas, nifiga nesuprantu, bet kalbėjau su Valium, Valius pasakė, aš irgi nifiga nesuprantu. Bet užtat, kadangi visoje šitoje situacijoje reikia nukreipti dėmesį dar kur nors, tai Vėsaitė, seniausiai Seimo narė. Jei iš visų nafik niekas neturi rūpėti, nei moteris, nei emancipacija, nei sufražizmas, nei gimdymas, bet Vėsaitė pristatė moterų reprodukcinės sveikatos įstatymo pataisą. Iš tiesų, dalinis kontraceptinių priemonių finansavimas padėtų išvengti būtent šitos radikalios šeimos planavimo priemonės kaip nėštumo nutraukimas. O lytinio švietimo iš tikrųjų mes turime turėti daug daugiau ir jį turėti sistemingą, nes, žinokite, nepaisant to, ką sako kiti prelegentai ir šito įstatymo oponentai, vis dėlto nepilnamatės, paauglės, jų, tarkime, gimdymai yra 19 100 tūkstančių gyventojų. Tai iš tikrųjų, vis dėlto šitas skaičius yra pakankamai didelis, išeinant iš palyginimo su europiniam šalim. O dėl lytinio švietimo ir dėl lytinio smurto, be abejo, kasgi smurtauja prieš moteris pagrindę. Turbūt ne jos pačios žalojasi, o būtent smurtauja vyrai. Taip kad lytinio švietimo taipogi labai visuomeniai reikia.